Dėstytojai Kolpingo kolegijoje yra nuoširdūs, paprasti bendravimų. Kas labai nustebino, tai mažos grupės. Dėstytojai turi galimybę skirti savo dėmesį kiekvienam studentui. Vaikštome į visokius centrus, bendravom su socialiniais darbuotojais. Taip pat turim galimybę keliauti į Erasmusą. Labai daug praktikos. Man labiausiai patiko tai, kad dėstytojai čia dauguma buvo praktikai ir dar studijų metu viską išgirdom labai iš praktinės pusės. Patys dėstytojai tikrai dalindavosi tuo, ką dirba, ką veikia, su kokiais klientais. Mes jautėm, jog administracija dėstytojai, tai pati kolegija labai žmogiškai mus žiūri ir tą sustiprino ir turbūt dėl to šitoj srity aš dabar kaip specialistė esu labai žmogiška. Mums rūpi pirmiausia žmogus, pirmiausia studentas kaip asmuo. Jisai nėra mums tik eilutė sąraše, jis yra ateinantis pas mus gauti ne tik žinias, ne tik teorijas, bet tuo pačiu įgyti tam tikrų vertybių, kuriomis ir grindžiama mūsų Kolpingo kolegija. Jeigu tau patinka darbas su žmonėmis, esi empatiškas, moki juos išklausyti, socialinio darbo studijų kryptis kaip tik tau.